Stogo ilgaamžiškumas didelė dalimi priklauso nuo stogo konstrukcijos kokybės. Eternit Baltic rekomenduoja naudoti kokybišką medieną, kurios drėgnumas nedidesnis kaip 20%. Siekiant apsaugoti stogo konstrukcijas nuo drėgmės, reikalinga stogo plėvelė. Renkantis difuzinę plėvelę, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ji būtų pakankamai pralaidi garams. Statybų reglamentai rekomenduoja, kad garų pralaidumo rodiklis SD būtų nedidesnis nei 0,02. Eternit Baltic siūlo naudoti difuzinę plėvelę Eternit Baltic 120, pasižyminčią itin geru garų pralaidumo rodikliu SD, kuris lygus 0,01. Plėvelė prispaudžiama 3 cm storio tašais, dedamais ant gegnių. Ant tašų horizontaliai dedami grebėstai. Eternit Baltic gamina modernius 5-bangius pluoštinių cemento banguotus lakštus. Šie lakštai pasižymė aukštomis ir plačiomis bangomis. Bangos aukštis 51 mm, o atstumas tarp bangų centrų 177 mm. Lakšto plotis yra 920 mm. Naudingasis dengiamas plotis lygus 873 mm. Banguotų lakštų dešinė pusė prasideda besileidžiančia banga, o kairė baigiasi kylančia banga. Eternit Baltic gaminami 5-bangiai lakštai turi jau gamykloje nukirstus kampus ir pragręžtas skyles. 5-bangiai lakštai skiriasi ilgiu. Baltijos bangos ilgis 875 mm. Gotika yra trumpiausia Eternit Baltic gaminami lakštai, jų ilgis 585 mm. Banguoti lakštai turi originalių pluoštinio cemento stogo detalių, leidžiančių pagreitinti darbą. Detalių dizainas idealiai priderintas prie lakštų bangų, dėl to stogas atrodo vientisas ir estetiškas. 5-bangiai lakštai puikus pasirinkimas, nes aukštos ir plačios bangos sukuria estetišką stogo vaizdą. Be to, jie tvirtesni ir leidžia geriau nubėgti krituliams nei panašūs lakštai su mažesnėmis bangomis. Gamykloje išgręžtos skylės ir nukirsti kampai užtikrina, kad lakštai sudengiami greitai ir taisyklingai. Siekiant išvengti lakštų pjaustimo, siūloma gegnių ilgį derinti prie banguotų lakštų naudingojo ilgio. Padalijus gegnės ilgį iš pasirinkto lakšto naudingojo ilgio, rezultatas turi būti sveikasis skaičius. Pavyzdžiui, dengiant stogą Baltijos bangos lakštais ir gegniams esant apie 5,5 metro ilgio, rekomenduojama stogo gegnes pailginti 50 cm iki 6 metrų. Tokiu atveju ant gegnės suguls 8 sveiki Baltijos bangos lakštai. Priderinus gegnės ilgį prie naudojamų lakštų naudingojo ilgio, nereikės pjaustyti lakštų ir sutaupysite laiko. Prieš pradedant grėbestuoti būtina įsitikinti, kad stogo kampai taisyklingi ir statūs. Tai patikrinama naudojantis Pitagoro teorema. Pamatuojamos stogo apačios ir stogo šono atkarpos. Jei stogas status, šių matmenų kvadratų suma bus lygi įstrižainės kvadratui. Įsitikinus, kad stogas status, pradedama grėbestuoti. Kaip minėjome, stogas grėbestuojamas nuo gegnių apačios į viršų. Dengiant stogą sukomplektuojamosiomis Eternit Baltic detalėmis, patartina tinkamai prisipjauti grėbėstus. Kai dedamos šios detalės, paskutinės eilės lakštas turi baigtis ties 2, 3 arba 4 banga. Tokiu atveju paskutinio lakšto naudingasis plotis bus ne 873 mm, o 683, 506 arba 330 mm, priklausomai nuo to, ties kuria vieta nupjautas lakštas. Atstumas tarp grėbėstų centrų priklauso nuo montuojamų banguotų lakštų. Gotikos lakštams reikalingi 2 tvirtinimo grėbėstai. Atstumas tarp jų centrų yra 460 mm. Dengiant stogą Baltijos bangos lakštais, atstumas tarp grėbėstų centrų turi būti 750 mm. Atliekant stogo dengimo darbus būtina laikytis visų saugumo reikalavimų. Pradedant montuoti, svarbu nesupainioti kairės ir dešinės pusės S formos vėjalenčių. Montuojant vėjalenčių spynos turi būti viršuje. Vėjalentės montuojamos iš apačios į viršų ir tvirtinamos 3 varžtais. Kiekviena vėjalentė dedama taip, kad uždengtų žemiau esančios vėjalentės spyną. Jei dėl stogo ilgio reikia pjauti vėjalentę,
Stogui dengti bus tinkama tik dalis su spyna. Ethernet Baltic rekomenduoja pjautą vėjelentę montuoti apačioje. Dėmesio! Pjaustant lakštus ir detalės rekomenduojama naudoti pluoštiniam cementui skirtus diskelius ir pjūklelius. Atlikus pjovimo darbus, sausų audinių nuvalomos dulkės, nupjauti kampai nudažomi Ethernet Baltic remontiniais dažais. Lakštai montuojami iš apačios į viršų ir iš dešinės į kairę. Krintanti lakšto banga turi būti dešinėje pusėje. Pirmojo lakšto apačia turi sutapti su vėjelentės apačia, o persidengimas tarp vėjelentės ir lakštų bangų centrų turi būti 177 mm. Gotikos lakštai persidengia taip, kad naudingasis jų ilgis būtų 460 mm. Baltijos bangos lakštų naudingasis ilgis 750 mm. Lakštus galima tvirtinti varžtais ar vinimis. Ethernet Baltic rekomenduoja tvirtinti varžtais, nes prireikus tada lengviau pataisyti. Varžtas turi būti įsukamas taip, kad guminė tarpinė priglustų prie lakšto. Pirmos lakštų eilės paskutinio lakšto kampas turi sutapti su vėjelentės spyna. Šios eilės kraigo gaubtelis turės būti pripjautas, kad atitiktų vėjelentės gaubtelio formą. Montuodami antrą ir tolesnes eilės atkreipkite dėmesį į naudingąjį lakštų plotį bei persidengimą. Naudingasis penkiabangių lakštų plotis yra 873 mm. Tarpas tarp nupjautų lakštų kampų turi būti apie 5 mm. Prieš montuojant paskutinę eilę lakštų, turi būti sudėtos kairės pusės vėjelentės ir apatinės vėjelentės gaubtelis. Paskutinės eilės lakštus reikia pripjauti taip, kad lakštai baigtųsi krintančią bangą. Taigi, paskutinės eilės lakštuose turėtų būti nuo 2 iki 4 bangų. Paskutinę šlaito detalę, apatinį kraigo gaubtą reikės pjauti. Antras stogo šlaitas montuojamas kaip ir pirmas. Tik reiktų atkreipti dėmesį, kad montuojant šį šlaitą viršutiniai vėjelentės gaubteliai montuojami paskutiniai. Atkreipkite dėmesį į skirtumą tarp viršutinių ir apatinių kraigo gaubtų. Norint užtikrinti tinkamą stogo ventiliaciją, rekomenduojama montuoti lakštą su ventiliacijos gaubteliu. Prieš montuojant ventiliacijos gaubtelį prie lakšto, jame išpjaunama elipsės formos skylė ir išgręžiamos 2 tvirtinimo skylės. Kad stogo konstrukcija būtų efektyviai vėdinama, vienas gaubtelis turi būti įrengtas 20 kvadratinių metrų stogo dangos. Geresniam šviesos pralaidumui gali būti montuojami 5 mm storio skaidrūs lakštai. Apibendrindami, dar kartą primename laikyti saugaus darbo reikalavimų ir nuosekliai vadovautis montavimo instrukcijomis. Daugiau informacijos rasite internete adresu www.ethernet.lt.